Pirmame filme pasakojame apie kelionę į Rumuniją per Lenkiją ir Vengriją, įdomias veiklas Vengrijoje. Pirmieji pėsčiųjų ir greito nusileidimo maršrutai Rumunijoje, Turdo druskos kasykla ir Tramfagarasan kelias ir meškos. Dabar mes keliausime po Rumunijos nacionalinius parkus, grožėsimės kalnais keliaudami pėsčiųjų takais. Aplankysime kelias Rumunijos pilis ir grįšime į Lietuvą kitų maršrutų per Vengriją. Aš sakyčiau, radau tikrąjį persiką Rumunijoje. Jis kiek yra tokio rausvumo pas jį ir jisai turi lengvai atsiskirti nuo kauliuko. Tos šiuolaikinės, čia aš pavadinčiau tokią etnografinę persikų veislę. Labai lengvai atsiskyrė nuo kauliuko. Jisai nei pernelyg saldus, jisai sultingas, bet ir ne pernelyg minkštas. Persikų veislės jos yra pritaikytos transportavimui. O tos etnografinės jos pritaikytos valgyti, skaniai valgyti. Tai yra šitoj pietinėse prieškalnėse, jeigu jums pavyks surasti ten taip palei kelią parduodančius persikus, abrikosus, kriaušes, slyvas, būtinai sustokit ir paragaukit. Aišku, dar pomidorai taip pat irgi ne parduotuvėse, o pakelėse, kur pomidorai yra, jie galbūt nelabai estetiškai atrodo, bet jie yra fantastiško skonio. O vyną aš netradau, iš tiesų domėjausi prieš važiuodamas į Rumuniją ir, kaip tarėsi, sunku man pasakyti, Feteasca alba arba Feteasca regala. Tai irgi yra iš tų autochtoninių tokių veislių rumuniškų ir jinai kažkiek vermentino, tos traminieras, tai yra tos baltosios, tokios su daug aromatų ir su daug skonių vynogės. Tai yra vieniem galbūt nelabai tiek patinka, kas ten šardonėjaus yra dideli mėgėjai, bet tiem, kas mėgsta traminierą, kad ir rizlingą, tai šitas vynas tikrai bus labai patiks. Dujinė viryklė svarbus įrangos elementas. Imam balioną, gana didelį, čia yra 3 kg. Ir šitie balionai jie yra propano, butano 50-50, kaitresnės dujos. Degiklis. Verta paimti didelį, kad būtų platesnė ugnis, galima būtų didesnį panaudoti puodą ar keptuvę. Ir taip pat galima pasimti kelionę ir mažesnį primusiuką. Su juo bus patogu nueiti į pėsčiųjų žygį ir ten pietum pasidaryti karštą maistą. Naudotis tokią viryklę labai paprasta, tik tiek neužmiršti važiuojant užsukti su kamšteliu. Valandos kelias nuo kempingo, tokie gražūs slėniai visur. Pakylam, nusileidžiam, slėnėse dažniausiai tokie jaukus miesteliai. Galima pakeliui išgerti kavos su nuostabiu vaizdu. Šitą vietą pažymėsiu žemėlapyje ir dar pažymėsiu tą viešbutį, kuris su fantastišku vaizdu visą šitą slėnį. Neleisi, nei didesnį. Jau visai netoli Drakulos pilies užvažiuojam ant dar vienos raukšlės prieškalnio ir vaizdas ir iš vienos pusės matosi Karpatų jau. Čia greičiausiai aukščiausios viršūnės, Kalnagūbris pagrindinis eina. Ir iš kitos pusės taip pat
kalnagobris. O toksai labai smagus keliukas. Ir šioje vietoje daug pensionų, kuriuose tikrai norėtųsi ir apsinakvot, nes idealūs vaizdai. Šiandien nuvažiavom pakankamai nedaug, kažkur bus 200 km. Atvažiavom labai gražių kelių, palei Karpatų prieškalnes, per Raukšlės, nusileidė nuo Raukšlės miestelis, vėl pakyli, vėl nusileidė. Nuostabus slėnių vaizdai. Pakeliui nusipirkom jų slyvinio gėrimo čiujiką slyvinio gėrimo. Tai reikės ir paragaut. Pasiėmėm jų brinzos. Čia panašu, kad šiek tiek pafermentuota brinza, po to dar kepta. Nežinau, kaip mėgėjų. Nieko ypatingo. Nu ir nakvynė 2 žvaigždučių kempinge su 5 žvaigždučių vaizdu. Nors irgi viskas super. Yra vanduo netgi atvestas prie kiekvienos vietos, yra elektra atvesta, yra visi patogumai. Svarstom čionais galbūt pabūti 2 dienas, pavaikščioti pėstute, čionais yra labai daug maršrutų. Ar įdomus, pamatysim. Nu, visai neblogas kvapas, slyvos jaučiasi. Skistokas dalykas, daugiau nepirksiu. Nu ir ką, pakeliui praktiškai 3 ar 4 beveik valandos išėjo Brano pilyje. Brano pilis, ją kaip ir asocijuoja su Drakula, nors ten Drakulos tai pėdsakų labai nedaug. Nebuvo ten nei kambarių Drakulos, ten daugiau yra paskutinių jau Rumunijos valdovų rezidencijos vieta, gal vasarinė, nelabai supratau, tikriausiai nepastovi. Kambariai kelių, jau 20 amžiaus ir 19 amžiaus pabaigos valdytojų. Bet iš tiesų yra įdomi pilis. Aš ją, tai pasakyčiau, kad šiaurinės Lenkijos teutonų pilis tikrai ne ką prastesnės. Jos yra kitokios. Ekspozicija turtinga, ypatingai baldais turtinga. Yra papildoma ekspozicija su kankinimo įrankiais. Tai vėlgi, jeigu Lenkijoje buvo, tai nėra ten kažko ypatingo. Manyčiau, kad dabar nepamenu tos Lenkijos pilies pavadinimo. Jei galima irgi pasižiūrėti. Straipsnis žemėlapis kelionė po šiaurinę Lenkiją. Įdėsiu nuorodą. Tai neperspjauna gerokai. Tada dar ten 6 eurai papildomai kainuoja nusileidimas ir kelionė tuneliu. Trumputė, ten buvo grinai nuo pilies padarytas liftas ir tunelis į parką. Tai nors šiek tiek įspūdžio yra, ypač kai pamatai savo veidą tarp Transilvanijos valdovų. Šitas kempingas kainavo 160 lėjų. Tai yra 32 eurai 5 žmonėm ir pastatyti didelę palapinę. Vat, kaip matom, 10 metrų erdvės ir 5 žvaigždučių vaizdas. Didelę palapinę pastatyti užima kiek daugiau laiko nei maža, bet joje gyvenimas tai kaip praktiškai namuose yra. Bagažą susikrauti, susikūrėm sistemą. Kitas syk nežiūrint į didelę talpą, neužtenka vietos
visiems daiktams. Tai aišku, kaip visados mažiausiai naudojami eina apačion ir geriausia panaudoti dėžės kelių aukštų mažai naudojamiam daiktam. Tada šaldytuvas dažniausiai tenais yra pajungimas, tai jo yra čia vieta. Galime naudoti keletą kibirų, tai yra patogios talpyklos. Na ir va ten dar tilpo meškerė. Stalas sudėtas taip, kad jį būtų galima nesunkiai įsitraukti ten kur nors sustojus pakelėje. Kėdės jos, jeigu mes įdėsime čia, tai mes jas galėsime vėlgi paimti pakeliai iš šitos vietos. Bet kiekvienu atveju reikia žiūrėti, kaip geriau susidės pagal savo pomėgius ir pasiimtus daiktus. Dujinė viryklė sunkiai irgi dedasi giliai. Lengvoji dujinė viryklė, kurią irgi pakeliui galim panaudoti, dedam lengvai prieinamam vietom. Na ir dažniausiai pakeliui perkant vaisius, praverčia tokios dėžutės, jos eina viršun. Ir uždedame asmeninius daiktus, arba juos galima giliau dėti, nes išvažiuojant reikėtų nusimatyti, ką iš asmeninių daiktų pasimsim iki kitos stovyklavietės. Pelės pilis laikoma viena iš gražiausių Europoje. Atvažiavus gana nesunkiai suradom parkingą, 30 lėjų visai dienai. Ten apačioj daugybė vietų, kur ką galima veikti, tai tikriausiai verta ilgesniam laikui pasiimti. Pelės pilis pakankamai jauna, baigta statyti 14 metais, tai jau buvo su visais patogumais tame, tarp ir elektra. Daugybė tikrai įspūdingų raižinių. Pelės pilies vidus, daug raižinių, lankstinių. Rytietiškas kambarys. Ginklų kolekcija surinkta karaliaus Karolio I. Čia yra įdomesnis eksponatas, vadinamas Maksimiliano šarvais su arkliu. Ir čia yra apie 4000 įvairių epochų ginklų surinkta. Gobelenai turkiškam kambaryje. Gavo aukso medalį Vienos parodoje 873 metais. Pats turkiškas kambarys, visur kilimai. Bet 16-15 rūmai yra uždaromi, tiksliau parduodami bilietai ir vat, ką tik tai buvom šitoj perpildytoj salėje, na jau dabar tuščia, kai einam paskutiniai. Baigta ekskursija po Pelės rūmus, turtinga labai kolekcija. Vatikano kolekcijai neprilygsta, bet iš matytų tai turtingiausia. Pelisoro rūmai, jie yra kažkur tai apie 10 minučių įėjimo nuo rūmų, irgi uždaromi yra 17, bilietai nustojami pardavinėti 16-15. Pensionas štai su tokiu vaizdu. Įdomus labai saulės žaismas, besileidžiantys spinduliai, šviesos linija.
Galima pakilti į plyną aukštę su vagonėliu. Čia va yra stotis ir kelia į vieną ir ten dar iš kitos pusės yra pakilimas. Bet tikriausiai paprasčiau ir gerokai pigiau nuvažiuos automobilių parkingą čia iki Tubabelė yra kokie valanda kelio. Visai šalia keltuvo yra lankomas objektas Babelė ir Sfinksas. Kažkiek yra panašumo. Va, čia Sfinksas tikrasis, ten irgi toks panašus į Sfinksą. Va, akis, nosys. Na, Babelės grybai, kaip atrodo. Transalpinė trasa. Žolytė pjauna tokios didelės avių bandos. Ten tik tai trečdalis jos matosi. Transalpina pažymėta panoraminė žvaigždutė žemėlapyje. Kemperistai matosi sustoja, gal net ir nakvot ruošiasi. Čia jau šalta, apačioj buvo 37, o šičia 16. Nu, vat yra, kas rizikuoja apsistoti. Žiūriukas. Maistas Rumunijoje nėra kažko ypatingas, dažniausiai įsigysite kokios šorpos. Čia yra guliašinė šorpa, netoli dar Vengrijos esant sienos, o kur nors giliau Rumunijoje tai bus vištienos, kiaulienos šorpa, daržovių šorpa. Ir porcijos tikrai labai didelės, kainos apie 4-5 eurai, netgi ir labai populiariose vietose. Pakeliui taip pat galima įsigyti brinzos, tai yra sūris, kiek pafermentuotas, labiau pafermentuoto sūrio aš nerekomenduočiau, kadangi jaučiasi kartumas ir aš manau, kad tai yra to sūrio yda. Taip pat yra įvairių mėsos gaminių, rūkytų. Kas labiausiai patiko, tai šparšo dešrelės, kurias patys darėmės kiek apkepinę. Na ir vaisiai, jeigu yra sezonas, tai verta stoti pakeliai prie bobučių, kurios turi kokį staliuką ir pardavinėja vietinius vaisius. Va tie yra tikrai puikus vaisiai. Prie antrų patiekalų, jeigu ateisi, tai aišku rekomenduočiau avienos, ką nors šviežio suvalgyti. Yra dar avienos pastrama, tokia, kur džiovinta, sūdyta, džiovinta, vėl sūdyta. Sudėtingas patiekalas. Regionuose yra žuvies,
dažniausiai auginamas yra upėtakis ir va čia lygumoje mes paėmėm karpį ir taip pat ir upėtakį. Na ir visai neblogos yra faršinės, neblogi yra faršiniai patiekalai, galima ten paimti dešreles ir praktiškai visur, kiek valgėm, tai buvo tikrai skanus ir nebrangus patiekalas. Sarapartako terminiai baseinai, šalia yra ir kempingas, tai pilnas poilsis grįžtant iš Rumunijos. Kiek stebina tas pasilikęs senasis gyvenimo būdas rumūnų, kurio jie neatsisako. Kalnuose vis dar ganomos avys, karvės. Miesteliuose sutiksi daugybę irgi naminių gyvulių. Skanus kvepiantis šienas, kurį pas mus jau retai kaimuose sutiksi, nes nelabai gyvuliukų laiko. Ir moderni infrastruktūra, kuri yra pritaikyta keliautojams, tai yra gerai įrengti viešbučiai, ar net šitos Kazarė, jie viduje yra labai moderniai įrengti. Ten aišku jau apie tai, kad patogumai viduje, tai apie tai net neverta kalbėti, bet yra aukštos kokybės patogumai viduje. Wi-Fi'us praktiškai visur yra. Tikrai galima drąsiai važiuoti į Rumuniją. Manau, kad turėsite labai daug įdomių potyrių iš tos kelionės. Sėkmės, prenumeruokite dešinėje pusėje mūsų kanalą.